Tai sportas. Sportuoju, kaip save atsimenu visą laiką, kad kadangi sporto klubą kartais ir patingi nueiti, todėl namuose įsirengiau sporto salę, su daug treniruoklių ir kažkada tai randu laisvo laiko kasdien, bent po pusvalandį sportuoju, aišku, paprastai kuo ilgiau. Pasak Martinėlės, pats pagrindinis ir didžiausias moters kūno grožio priešas tai alkoholis. Neturiu jokio žalingo įpročio, niekad gyvenime nesu rūkius, niekad nesu alkoholio vartojus, netgi sidro. Anksti einu miegoti, ir be galo prižiūriu. Diana Martinėlė itin kruopščiai renkasi patiekalų savo stalui. Pasak merga, moteriškės, cepelinai, vėdarai, kugeliai ir riebūs lietuviški karbonadai – tai didžiausias ir slapčiausias kūno grožio priešas. Pastovus sportas, be abejo mityba, vanduo, tik atsikėlus, kad mažiau norėtųsi valgyti. Žiūriu mitybą, daug daržovių, daug vandens, vaisių. Šiaip riebiai nemėgstu, bet nelabai lietuvių virtuvės mėgstu. Kaunietė sako, jog norint, kad subrendusios moters oda būtų glotni kaip jaunos mergaitės, reikia ją palepinti specialiomis procedūromis. Odos frakcinis atnaujinimas, termoliftingas, pilingai giluminiai. Nenuostabu, kad šitaip skrupulingai puoselėjanti nuosavą kūną Martinėlė sulaukia aplinkinių pašaipos. Kai kurie kartais ją netgi pravardžiuoja žodžiu FIFA. Kažkodėl taip pasižiūri ir galvoja, kad tik prie veidrodžio būnu. Ir vėlgi nemato mano charakterio. Galvoja, kaip čia sakant, tą lietuvišką, ne lietuvišką žodį, FIFA, ar ne? Sakykime, aukšti bateliai, balti plaukai, ilgos blakstienos, bet tai neapsprendžia charakterio. Nepaisant to, kad Diana graži, įspūdinga, ji dar ir dirba. Mano oficialios pareigos tarptautinių ryšių ekspertė. Į filmavimą atsinešusi 12 suknelių, keletą porų batelių ir vieną kitą rankinuką, seksualioji mama įsitikinusi, jog ji tik pradeda savo karjerą. Karjerą, kurioje jos tobulas kūnas bus išnaudotas visų 100%. Mane tas patinka pramogų pasaulis. Jisai, žinau, be abejo, yra nešvarus, bet dinamiškas, įdomus, ir mane traukia. Nesvarbu, kur vystysis Dianos Martinėlės karjera – televizijoje, ant scenos ar Rusija, garso įrašų Rusija, prodiuseriai tokį grožį ir iškalbą įvertinti tiesiog privalo. Mėly žiūrovai, artėjančių švenčių proga linkiu jums pajausti daug meilės, laimės, santarvės. Puoselėkite grožį, mylėkite žmones, mylėkite ir save. Su šventėmis. Kalėdų naktį pildosi stebuklai. Žmonių kalba prabyla žvėreliai.